Labas rytas, dar su kavos puoduku savo ramioj vietoj. Tikiuosi turėjot vakar nuostabią dieną, mamyčių dieną. Ir tikiuosi visos mamos buvot pasveikintos, laimingos ir sulaukė daug dėmesio. Taip pat vakar buvo ortodoksų Velykos, tai sveikinu, ko nepasveikinau dar. Ir kadangi praėjo man tas diena, tai galvoju paliesiu temą apie tėvų draudimus, kadangi grupė tai apie tai, ne? Fazanai pas mane klikau. Tai girdis visi garsai kiemo. Tai va, tai galvoju paliesiu apie tėvų draudimus, ne? Ir taip yra eiliniai, tai ką mes žinom, ką šis laikas šneko, ne? Bet kai tampam tėvai, ypač naujai iškepti tėveliai, ne? Mažų vaikuliukų, mažų beibikų mūsų, ne? Tai su vaiko gimimo nenori mes ant mūsų užgul dar didesnę atsakomybę už kitą asmenį, ne tik už patį save, už šeimos finansus, sakykime, ne mano partnerio ir tėvų ir dar kažkas tokio, ne? Bet ir pradedam galvoti, nenori, pradedam galvoti apie vaikuliuko ateitį, apie kas būtų, jeigu būtų. Ne? Ir kartais tie dalykai tikrai baugina. Todėl kai kurie draudimai yra sukūrę produktą ir tai yra visiškai nemokamas produktas tėveliams, ne? Naujai iškeptiem tėveliam, iš tikrųjų, tie, kurie turi vaikų iki 4 metų. Jie gali turėti gyvybės draudimą visiškai nemokamai keliem metam, tiksliau metam, bet tą draudimą galim aplajinti, ta prasme jį gauti, ne, iki kol vaikui sueina 4. Tai jeigu, sakykime, jūsų vaikas tik ką gimė, jūs gali turėti pirmiem metam savo gyvybės draudimą 15 000. Arba jeigu jūsų vaikui, sakykime, 3 metukai, ne, ir tik dabar apie tai išgirdo, tik dabar apie tai sužinojo, tai vėlgi jūs galite turėti gyvybės draudimą metam, lygiai taip pat kaip ir ką tik pagimdžiusi mamytė. Ne? Ne tik mama, bet ir tėtis gali turėti tokį draudimą, tai abu. Tai, sakykime, šeimoje tiek mama, tiek tėtis vieniem metam, jeigu šeimoje yra vaikas iki 4 metų, vieniem metam jūs gali turėti nemokamą gyvybės draudimą 15 000. Jokių ekstra priedų tame draudime neprisideda, nei ten lūžiai, nei dar kažkas, bet tai yra tiesiog tokius parama iš pačio draudimo. Jeigu kažkas atsitiktų per pirmus metus, ne, tai didelis dalykas iš tikrųjų ir tai visiškai nieko nekainuoja. Ne? Taip lygiai taip pat šalia tėvai gali turėti savo asmeninius draudimus, pilną, sakykime, gyvybės draudimą ilgesniam laikotarpiui nemetamą, ne? Bent jau iki kol vaikui sueis 23 arba iki pensinio amžiaus arba netgi dar ilgiau. Kritinių ligų draudims, kas vėlgi labai svarbu, todėl kad ten įsitraukiams ir vaikutis, ne tik suaugęs, ne, bet tos kritinės lygas aplink mus iš tikrųjų, jos labai arti ir niekada nežinai, kada gausi diagnozę vienos ar kitos lygos arba kažkas nutiks. Tokie dalykai kaip insultai, jie neplanuojami, atrodo viskas gerai ir viskas tvarkoja ir tiesiog atsitiko gyvenimas. Ne? Turint nemokamą tėvų draudimą, jūs vis tiek gali turėti ir pajamų draudimą savo, tai apsidraus savo pajamas, kad ir už tą draudimą nereiks mokėti, bet mes turim visus kitus finansinius įsipareigojimus, nuoma, mokesčiai, maistas. Su vaiko atėjimu mes turim beprotiškai daug naujų išlaidų, kurių
labai dažnai, ypač jeigu tai buvo pirms vaikelis gimęs, ne, yra gimęs pirms vaikelis, dažnai net neįsivaizduojam, kad tokių išlaidų galėjo būti, ne, tai pajamų draudimas turbūt vienas iš populiariausių Anglijoje ir jis tikrai labai labai svarbus. Taip, jis turi savo taisyklės, jis griežtas draudimas, bet žinant, kaip tai veikia ir kokiom sąlygom jūs apsidraudė, tai viskas su tuom yra gerai. Taip, kad esant būnant tėvais, ar tai 1 metai, ar tai 16 metai mano atveju, ne, turime pasirūpintais draudimais ir turim pagalvoti apie apsaugą, būtent finansinę apsaugą, nes atsitikus nelaimiai tai tikrai stipriai nukenčia finansai šeimoje, finansam nukentėjus šeimoje atsiranda dar daugiau bėdų, dar daugiau streso, daugiau baimės ir dėja, bet tai nėra smagu ir nėra gerai. Ne? Taip kad, pradėjau apie vieną, baigiau apie kitą. Ne, iš tikrųjų, jeigu kažkam reikia daugiau informacijos ir pagalbos norint pasidaryti nemokamą tėvų draudimą, tėvam, kurie turi vaikučių iki 4 metų, tai duokit žinot ir galėsim apie tai pakalbėti. Susiplanuosim savo susitikimo laiką ir trumpai apšnekėsim. Ten viskas labai paprasta iš tikrųjų. Bet taip, jūs gali tokį dalyką turėti. Kad sakau, gražios dienelės, šiandien banko lydėjus, tikriausiai dauguma jūsų išeiginėse, pusiau išeiginiai ir aš, nes niekur skambinti negaliu, niekas nedirba, visos sistemos uždarytos, tai va, kiemelyje po obelim kavą gerti ir jum įrašą palikti. Bet ne, šiandien darysiu visai kitus darbelius susijusius taip pat su draudimais, bet tai, ką galiu daryti sistemose, kompiuteriu ir su niekom susisiekti reikia. Taip kad šiandien aš pasiekiama praktiškai beveik visada. Su manim sunku tikrai susiskambinti, aš tą suprantu, bet darbelių yra daug ir džiaugiuosi dėl to, bet ir atsiprašau tie, kurie neprisiskambina. Bet palikit žinutę, atsiųskit žinutę ir tikrai sugrįšiu. Ne? Susiskambinsim, taip kad būkit saugus, ypač tėveliai būkit saugus, nes nori, nenori, turim mes, nešam tą didžiulę atsakomybę už savo vaikų ateitį ir taip jau yra. Taip kad gražios dienelės ir iki.